Labas rytas, draugai, sveikinamės su jumis iš Marijampolės traukinių stoties. Na ir šiandieną mūsų pirmoji sezono laida lenktyninės istorijos. Ir kaip visuomet jos vedėjas būsiu aš, Mantas Rajackas, o mano didžiausias pagalbininkas ir dešinioji ranka bus mano sūnus Noelis. Tai kągi, draugai, šiandieną vykstam į kelionę, vykstam į Varšuvą, į Lenkiją ir vykstam kiek neįprastai su traukiniu ir pamatysit motociklų parodą. Taigi, draugai, senai važiavom traukiniu, turim tikrai ką parodyti, pasižiūrim vaizdų ir papasakosiu jums truputėlį daugiau apie laidą ir apie mus pačius. Palauk, tegu išlip žmonės. Gal čia mes sėdam, nenori čia sėsti? Čia gal tik, aš nežinau, galime ir čia sėsti. (102 km/h) važiuojam dabar link Varšuvos, esam pusiaukelėj.
Na ir sakiau, papasakosiu truputį labiau apie patį sezoną ir ką mes čia ruošiamės filmuoti. Pats nusprendžiau po 6 metų pereiti iš Super Stock klasės 600 į Twin Sportą. Šitas sprendimas buvo priimtas dėl to, kad aišku, daugiau dėl finansų, bet ir dėl to, kad techninis reglamentas pakankamai griežtas ir gana, kaip pasakyti, labai ribotas. Negali ten susidėti, ko tik įmanydamas, kaip, sakykime, buvo Super Stock ar Super B klasė. Na ir aišku, sąlyginai yra silpnesni motociklai. Tai va tas mane šiaip sužavėjo, noriu išbandyti iš tikrųjų. Įdomu, ar įmanoma su Twin Sportu lėkti, sakykime, nes esu išbandęs juos tik tais, kartingų trasose, kartodromuose, sakykime, tai esu išbandęs SV 650 ir Yamaha R7. Aišku, aš kaip Yamaha gerbėjas, tai vis dėlto Yamaha man vis tiek yra prie širdies ir dabar esam paieškose. Ieško būtent Yamahos ar 7. O Manuelio planas yra važiuoti supermoto klasėje SX50 pas į KTM-as, tai jisai 50 klasėje ir važiuoja. Tarp kitko, iš praeitų metų čempionas yra, tai kol kas jo pasiekimai yra didesni nei mano. Tai va, pats aš irgi turiu pitbaiką, tai važiuosiu ir su pitbaiku šiais metais. Na ir ką nusprendėm nuvažiuoti šiandien į Varšuvą savaitgaliui, nes vyksta gana didelė paroda motociklų, tai ten, ne tik motociklai, bet aplamai yra viskas su motociklizmu, tai yra ir tiekėjai visokie, ir gamintojai, ir šalmų, ir aprangų, ir saugumo visokie dalykai, kas yra tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip viskas vyksta ir kas šiems metams yra sukurta naujo. Tai tuo labiau, kad yra vietoje ta paroda ir nusprendėm kažkaip nevažiuoti su mašina, o pasirinkom traukinį. Tai kiek įdomesnė kelionė, gal truputį ilgiau užtrunka, bet labai fainiai. Tai kągi, draugai, susimatysim Varšuvoje. Labas rytas. Rytas prasidėjo nekaip. O, saldainis įpakuotas. Esmė tokia, kad neprisijungia mikrofas. Nusipirkau ir antrą laidą. Galvau, čia viskas įsispręs, bet čia niekas neįsisprendžia. Ir jaučiu, kad problema yra pas mane lizde. Galbūt. Bet šiaip pakrovėjas krauna, viskas veikia. Šitie neveikia nei vienas. Gaila, šiaip tai gaila baisiai, nes norėjau, kad būtų su mikrofonu. Bet yra kaip yra, nieko nepakeisim. Varom valgyti pusryčių ir varom į parodą. Kągi, mes išvykstam jau iš viešbučio į šitą įrenginuką ir mums valanda laiko autobusais ir traukinukais davažiuoti. Čia jis yra truputį už Varšuvos.
Žiauriai gaila, kad neveikia mikrofai, nu bet ką padarysi. Darysim taip, kaip išeina viską. Visą dieną čia bardakai. Bardakas čia? Aha. Didelis miestas, o tu nori likti? Ne, aš nenoriu. Didelis miestas sako visą laiką bardakas. Nu jo. Aš noriu likti, man tas susės. Nu, tu neapsisprendži, nori. Kas tau gražu, kas negražu. Tai viskas, žodžiu, draugai, keliaujam link traukinukų. Ir varysim... Namo varysim. A ne, dar vieną. Ne, varom mocų žiūrėti. Taip. Pusryčiukus jau mes pavalgėm. Viską. Ir dabar keliaujam. Gal lendam per čia bus greičiau. Nereiks čia laukti. Opa. Mum realiai reikia kažkur tai į kitą pusę. Aš turiu nenufilmavęs, bet išsisaugęs. Ir rodo valandą 10 minučių. Nu, graži ta Varšuva. Vienas! Atai! Jau vienas į mūsų! Palauk, kažkaip atsirado. Mūsų! Lėta, lėp! Kur esi? Sės. Čia. Reikės važiuoti 17 sustojimų. 26 minutės važiuosim. Tada reikės perlipti, už 5 minutės praeit, pasimti autobusą ir dar 8. Žodžiu, valandėlę laukia mūsų. Następny przystanek Plac Zawiszy. O šitas didelis? Dovanų. Kągi, draugai, galim oficialiai pasakyti, kad esam moto šou Varšuvoje. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Ir prasideda viskas nuo Kajo. Kaip tik Jokūbui reikia Kajo motociklo, kurį turėjom užsakyti.
Nu, čia vaikams tikras rojus. Nuo pačio mažiausio iki didžiausio. O čia šiek tiek cechas. Nu, Eli, tokį tu turėjai. Va šitą 50. Ne, va tą turėjai. Nu va, Kajo, 140, 7000 zlotų. Kaip vaikas. Lygiai toks pats kaip Auritos. Ai ne, Aurito 100 šiam ir Luko 100 šiam. Čia 100 šiam. Gerai, keliaujam toliau. Pažiūrėkit, kokia galybė žmonių čia. Aprangos, šalmai, motociklai, pitbaikai, čoperiai. Ko čia tik nėra. Galvoju, gal rasim Noeliui ir aprangą, eisim paieškot, pažiūrėt. Šiaip tai, jinai čia milžiniška. Reikia atsiminti, nuo kur mes čia pradedame eiti ir link kur einam. New American Indie idėja, elektriniai motociklai. Šiaip tai dabar tų gamintojų yra tiek, kad jau gana sudėtinga atsirinkti iš tikrųjų. Nes ir net patys kinai jau pasižymi savo viskuo, ir rėmais jau, ir varikliais, ir ličio baterijom, tikrai gerom, tai 3000 vatų, 9 kilų, kainos nėra dabar. Keturračiai, bagiai, visko čia yra. Atvykom prie Kawasakių. Čia jau apai būtų, man atrodo, biškį įdomiau. ZK štuka 100. Šiandien 4000 zlotų. Keturišimtukas. 600. Čia realiai toks kaip apas. Bet dabar gal jau net neina 636, net nežinau. Nes sekantis litras. 1,1. 7-8 tūkstančiai zlotų. Čia va transportas realiai būtų. Čia jis turėtų būti 2 cilindrų, man atrodo. Jaučiu, kad taip. Ainai, kad taip. 6 pėm. Ne, 2 cilindrų. Nežinau, bet daug kas sako, kad jie su tuo valdomumu nelabai. Nie, ogólnie spoko, ale do przodu mi się trochę nie podoba. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że coraz więcej Was tutaj się kręci na różnych w strefie
kobiet, tam różowe stanowisko Speed Ladies. Pamiętajcie, o godzinie 12, czyli za niecałe 10 minut startujemy z konkursami. Prosiłabym również o powoli opuszczanie różowego dywanu, abyśmy mogli przeprowadzić dla Was konkursy. Tak więc pamiętajcie, dokładnie godzina 12 startujemy. Nu, čia visokie stendai, vienetukui kelt, čia priekinio mokintis, rato, stantas, žodžiu, čia Oho, kiek čia visokių pripjausti. Didelis tau? Ne? Nu, šypsena. Nieko nespaudin, jak nori tai. Viskas, nuliuk. Imto savo daiktus. CF Moto. Ką CF-as gero pakūręs? Einam pažiūrėti. Ona się nudzi, takie mam wrażenie. Albo i nie wiem. Ale warto podejść, styknąć fotę, porozmawiać. To jest sztuka, to jest body painting, to jest rodzaj sztuki, który cały czas na naszym stoisku się odbywa, więc śmiało tutaj wbijajcie, śmiało podbijajcie, rozmawiajcie. Boxer też jest do Waszej dyspozycji, śmiało próbujcie swoich sił, a o godzinie... Nu va, ir pagaliau atėjom prie to, ko man reikia šiam sezonui. Tai Yamaha R7. Būtent šio motociklo man reikia šiam sezonui, transportui. 40, kiek čia 2000 zlotų. Viską reikia keisti. Plastikus. Dar daug visokio dalykų. Čia Yamaha R9 dabar naujai. Kaip suprantu, iš viso nebelieka litrinio tiražo. Nežinau dėl ko Pierwsze aniversary to mamy R7, Show Unit, R3 i R4. Atvykom prie modeliukų. Perėjom dabar į kitą, lemba kimstu, perėjom dabar į kitą paviljoną, tai ir dar sutikau savo draugą, buvusį klubietį iš Venoma Racing, tai linkėjimai visiems. Tai neįtikėtina, kad realiai dar sutikau, nu iš tikrųjų tai labai daug žmonių. O žiūrėkit, koksai Nalis išsirinko KTM kažkodėl tai, nors Markeso gerbėjas, o koksai geltonas.
Tai va, faina sutikti lietuvių, kad irgi domisi, žiūrisi. Żelaźniaków, to już pół szuflady to. Bet tu jau tą oranžinį turi, ar tau tikrai šito reikia? Na tai tu turi irgi KTM. Irgi KTM. Tai taip, kitoks. Gerai, pagalvosim. O būsi geras? Valgysi, ne, viską iš eilės. Tai gal pirmą einam pavalgom, o tada eisim tur. Gerai? Pirmą einam pavalgom. Sutarim? Sutarim? Ne. Mano susitarimas toks, kad pavalgai, tada einam pirkti. Ok? Nu, susitarim. Viskas vyksta ant derybų pas mus. Kažkaip įsivaizdavau, kad, tikiuosi dabar dar 2 paviljonai yra, tai kažkur daugiau dabar tiekėjų kažkokiu pamatysim, daugiau tokio laisvės, nes realiai žmonių tam pirmam paviljone, tai buvo visiškai nežmoniška, ten net praeit neįmanoma iš tikrųjų. Čia jau truputį laisviau. Nu va, gavom ir savo picukę. Gali būti dar biškį karštoka. Karšta. Bet skani. Tikrai skani. Pereinam į kitą paviljoną. Iš tikrųjų labai daug žmonių, net per daug. Kažkaip tai norisi kažką biškį apžiūrėti, bet neįmanoma net daeit. Apie nusifotografavimą kokį, tai iš vis čia gali pamiršti. Aišku, jaučiu šiandien šeštadienis pagrindinė diena, dėl to čia tiek daug tų žmonių. Įtariu, kad rytoj jau gal būtų daug ramiau viskas. Aišku, yra daug tų visokių kelioninių, čioperių, man tas nėra aktualu, tai aš per daug ir nežiūriu ir nesidomiu. Žiūriu tas, kas man įdomu iš tikrųjų. Bageriai. Tikėjausi iš tikrųjų daugiau visokių ir šalmų, ir aprangų, ir dar kažko.
Bet nepasakyčiau, kad čia jau baisiai daug kažko buvo, kas mane turėtų nustebinti. Na ir kągi, draugai, apėjom, šiaip visiškai apėjom parodą. Nepaliko man labai didžiulio įspūdžio, iš tikrųjų, įsivaizdavau kažką tai truputį rimtesnio. Renginys kaip renginys, tiesiog suvažiavę daug visokių tai parduotuvėlių, visokių lenktynininkų, bet labai didžiulio įspūdžio tikrai nepaliko. Perėjom viską maždaug per, nežinau, kokias 4 valandas, gal sakyčiau. Ir viskas, belsimės dabar atgal į centrą namo. Apie 1,5 valandos reikia autukų varyti ir traukinukų. Aišku, šiaip daug visokių čia yra dar visokių kitokių pramogų. Gali sraigtasparniais skraidyti, gali su drifto mašinom važiuoti, ten ir drifto fūra yra, ir daug ten visokių dalykų. Tai šiaip atėjus ir norint ten pramogauti, vaikščiot, tai gal smagu. Bet čia daugiau gal tiesiog paprastam žiūrovui arba mėgėjui, profesionalam. Paprastai tokie dalykai nedomina. Tai vat, šiaip visai smagu buvo. Ir pavyzdžiui, aprangų, tai kažkaip tikėjausi, kad bus kažkokių tai, kaip pasakyti, įmonių, originalių įmonių atvykusių. Bet buvo keletas, bet labai ribotas kažkaip pasirinkimas. Alpinistaro, aš viso mačiau mažiukas toksai standukas su 4 batais. Tai labai nuvylė šiaip jau. O kažkokių indiškų ar ten pakistanitiškų mačiau, ten prietempta po 50 zlotų, po 100 zlotų yra pirštinės, ten batai. Nu, bet čia, žinai, čia realiai nei į gatvę, nei į sportą. Čia su dviračiu kokiu, žinai, kad nenusviltum rankų nebent. Tai tiek, draugai. Keliaujam, dar kažkokių vaizdų gal iš pačios Varšuvos. Dabar varom namo, tai biškai pailsėti, jau čia pagulėsim. Ir varysim pavalgyti. Gal kažkur dar į miestą išlysim. O rytoj mes turim traukinuką 3 valandą atgal į Marijampolę. Šiaip daug žmonių, aišku, va čia va tie paviljonai visi ir yra. Moto. Dar čia, kai ryte atvažiavom, nebuvo. Čia net nebuvo mašinų, dabar jau visur mašinas. Tai daug tikrai žmonių sutraukė. Sutikau tikrai nemažai lietuvių. Na, prasme, girdėjau šnekančių. Tai aš manau, kad čia atvažiavo iš visur ir iš Vokietijos, ir iš aplinkinių visų šalių. Lenkai, aišku, pagrindas, bet lietuvių tikrai labai daug girdėjau. Net jeigu pažįstamų sutikau, tai įsivaizduokit. Tai vat. Dabar einam dar ieškoti traukinuko, mums čia 2 km reikia eiti iki stotelės. Labas rytas visiems. Mes jau
Atsikėlė. Tai Vakar iš tikrųjų per daug nieko ir neveikėm, grįžom namo. Norim dar iki pardės, paskui pasimėm pavalgyti. Ir žiūrėjom filmukus ir realiai ėjom miegot. Pasisuko, matau, dar valandą laikas į priekį. Tai varom valgyti pusryčių ir dar varysim dar į vieną tokią vietą, kurią norėjau pamatyti. Pamatysi. vaikas. Baikas? Ne baikas. Ir nieko, jau susidėjom beveik daiktus. 3 valandą mums yra išvykimas. Ką imsi? Čia kiaušinienė yra. Ir dešrelės. Čia spurgos. Čia tada... Einam, pala pažiūrėsiu. Tada yra... Nu, dabar spurgos mes nevalgysim. Tada yra sausi pusryčiai. O jūs norite? Nori sausų pusryčių? O kokių nori rudų? Rudų? Aha, kakula. O ne. O tai gal ir baltų dar tavo dėti? Aha. Ar nereikia? Tai. Va šitie dar faini. Aha. Su šokoladu. Aha. Gerai? Pradžiai ir užteks, gerai? Taip. Tai aš jums irgi gal pasuku. Su kuo nori, su karamelė? Taip. O dar šokoladų. Bus eimis liekas. Taip. Taip? Kažkur taisyklės. Nusineši? Nu va, išsitaisėm puotą, ne? Aišku, Noelis išrinko vietą, tai tokią labai žemai sėdėti prie stalo. Bet gal gerai, kažkaip pavalgysim. Prigulę. Baikas jau stovi. KTM-as. Skanu? Nu va. Bent jie gerai. Jie to nenori su vyru. Ai jau nori. Vakar nenorėjai, šiandien nori. Kągi, po sočių pusryčių, kaip be saldumynų, ar ne? Ir pas mus dar aišku, KTM-as prisiparkavęs. O, KTM-as išlakstė. Aš pasiėmiau kavukės. Noeliui paėmiau kakavos. Pasiėmiau po biškutį saldumyno. Ir dabar pavalgę varysim į Verso Towerį. Tai su labai gražia panorama, ten dabar nežinau, kuris aukštas, bet 50 gal. Matosi visa Varšuvos panorama. Tai varysim į ten. Šiaip norėjau dar į Happy muziejų tokį nuvaryt. Šiaip jisai panašus gal net į šitą Moxy viešbutį. Bet Noelis tipo nenori į muziejus, jam nelabai. Bet gal dar nuvarysim. Ar ne? Gražu ten čia. O kalbant apie viešbutį, tai šiaip faini man tie Moxy viešbučiai, bet jie tokie pigoki. Nu, turiu menį pigoki, nežinau, furnitūra, viskuo, aplamai skurdžiu, ta prasme, vidum.
Bet įrengta gražiai, šiuolaikiškai, nu, ta prasme, taip. Neonai, švieselės. Bet viskas tikrai gana paprasta ir pigu ikėjiška, netgi sakyčiau. Tada ledom. Tai va. Ką, draugai, baigiam paspurgą ir keliaujam. Vijadinės purga. Čia žinotis, kur maišelį duoda. 10 vijadoj. Bet geros jos. Įdomu, kas jis kepa. Nes šios tokios pačios. Taip. Gal vijadą pristato? Mes jau vykstam į Verso Towerį. Namo dar ne. Dar važiuojam, kai kur pamatysi. Na. Žinai? Na gerai. O, medžiai auga vidui. Ką, medį? O kur medį? Medį. Einam ieškoti registratūros. Tai medį. Pažiūrėk, kaip kyla. Покажем, скупик zostaje na koniec. Baig. Ono tam się przeniosło dopiero w latach 30., bo wcześniej lotnisko warszawskie już jakoś funkcjonuje takie pasażerskie. Aukštaičia. Einam į kitą pažiūrėsim. Čia toks. Ten miegamasis rajonas, bet didelė Varšuva. Visa. O apačioj dar yra kažkas mažesnis toksai rūkas. Jau
Jauti, kad juda visas šitas pastatas? Jauti? Dabar šok į orą. Šok į orą. Kur tu bėgi? Ai, žiūrėk dar. Pažiūrėk, kokį sukūriau. Oi, tu kaip įsigandau. Liečiam kartu ateik. Ateik, bandom. Nu, čia kažkas bus. Sumastė noriukas kirptis. Nu, plaukų čia daug nukrito tavo. Noriu sugalvoju pirmą kartą po 6 metų pasidaryti kirpimą trumpesnį. Labai norėjau kaip aš, bet jau būtų per trumpi, bet čia ir taip jau labai trumpi. Pirmą kartą net neįsivaizduoju, kaip jisai atrodys. Neveikia. Pasiklausėm vagono, reikia į 12. O mūsų čia 11. Ne, gal čia 11. Tai dar toliau vienu. Nu viskas po kirpyklų, nailiukas va, visas gražus. Biškai jau gal buvo susikišęs plaukus į. Va šitas va mūsų, lipam. Nu šo.
Va. Oho, pasakysiu. Taip, eik spausi mygtuką. Spausk. Taigi vedu. Tada mums reikia ieškoti vietą savo. Nespėjom atvykti į Bielastoką, jaučiu kažką lanksto. Truputį numigau, Nalis dar miega. Aš jau biškai pasivaikščiot. Dar tik 1,5 valandos, dar liko 3, 4. Ja. Va, tulikas. Pasisosi? Nu, aš pateinu, palaikysiu tave. Nu, davai. Kaip lėktuvė. Čia kaip lėktuvė panašiai, ne? Aha, slysiu labai. Sysiu lėktuvas. Viskas? Pažiūrėjau, kas čia toliau. Ai, čia visi dviračiai stovi. O. Matai, nukrinta mūsų mikrofonas. Nupjaunam atgal. Varom. Nu gerai, išgaudysiu, jeigu svaryk. Varom. Tema vežamės traukinį. Atėmė. Na, mums liko dar 3, ne, gal neliko 2,5 kokios valandos. Ir būsim Marijampolėj. Dar Mockavoj turėsim pasikeisti traukinį. Važiuojantį į Mockavą Vilnius, man atrodo, ar Kaunas. Kažkaip. Nepatinka šitas gerimas. Nalis pasikeitė šukuoseną. Daug kas sakė, kad nebepažįsta vaiko. Darželį tavęs net pažins, rytoj visi pamatė. Sakys, kas šit, jo naujokas pas mus? Koks tavo vardas? Noelis. Nu, ne visi zina, su Noelis. Karboninis. Jau? Nu, atėjom apsipirkti 3, 0. Proszę użyć karty. Traškučius. Proszę, autoryzacja. Proszę czekać. Bet tai kažkam pasiseks primest guminukai. Nusisukę jau jie, bet nepralenda. Žiūrėk, čipsai. Opa. Dziękuję. Surtis. Jo. Aha, surtis. Koks skaičius? Teta. Kėda. O turi šunką. O surtis du teta. Proszę czekać.
pa. Allah, tai pindų. Viskas pjaunam atgal į savo vagončiuką. A tu nori, ne. Tai atsigersim vieno šitą. Šitą? Nu. A, tu 100 kartų sadinį. Taip, Na kągi, bičiuliai, mes grįžom į ten, nuo kur ir viskas prasidėjo. Marijampolė. Tai ką, kelionė neprailgo iš tikrųjų namo, gana greitai parlingavom. Iš pat pradžių iškart atsisėdę. Ate, traukinukas, ate. Myli traukinuką. Tai tik iššokom, iškart primigom ir, žodžiu, 1,5 valandos pamiegojom ir kažkaip pasijautėm visiškai išsimiegoję. Tai žaidėm visokius žaidimus, dabar laivų mūšį jis dar žaidžia. Traukinių kelionė šiaip labai faina. Lietuvos traukiniai iš tikrųjų dar geresni ir tikrai galima pagirti Lietuvos geležinkelį už tokius traukinius ir tokį aptarnavimą. Bet jo, mums labai mažai buvo, nes iki Mockavosis tik tais ir tada persidė į Lenkų traukinį. Čia kažkoks tai gali būti, kad mano ir įsirašys prastai. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Vau, tikrai labai gražu. Manau, kad čia ir puikia proga, Noeliukai, pabaigti. Atsisuk, pamojuojam visiems. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.